Sveiki visi. Šiandien kalbam tokią neįprastą temą, jinai su astrologija nesusijus. Kalbėsime apie gaidžius ir gaisrus. Kaip atsimenat, paskutiniu metu buvo labai daug neįtikėtinų tokių gaisrų, kurie nelabai paaiškinami. Ir aišku, tą įrašą pagrinde man paskatino padaryti Rūtos Daudienės, mano geros pažįstamos, nuostabios moters, irgi problemos susijusios su sudegusiu tvartu ir gyvūnėliais. Tai aš pradėjau žiūrėti, ką jinai ten tokio, kas buvo ten ne taip, kad atsitiko tai šeimai, tikrai puikiai šeimai tokia bėda. Ir aš supratau, kad buvo pažeista labai daug prietarų, kurie susiję su namų sodybom, su gaidžiais. Tiesiog buvo pažeisti prietarai. O mes visi labai gerai žinom, ar mes tikim prietarais, ar netikim, jie vis tiek veikia. Taigi, pirmiausia, prieš pradėdama jau tą didįjį savo monologą, spauskite patinka, spauskite dalintis, spauskite stebėti Facebook'e ir, aišku, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, nes jums tai nieko nekainuoja, o mums tai didelė paspirtis. Na, o kurie norite asmeninių konsultacijų, rašykite man į Messengerį. Derinsime jums patogų laiką. Taigi, brangiai, nuo seniausių laikų ugnis buvo viena svarbiausių stichijų ir viena pavojingiausių stichijų. Jis šildė, saugojo namus ir leido gaminti maistą, bet tuo pačiu galėjo sunaikinti viską, kas mums brangu, visą mūsų gyvenime kauptą turtą. Dėl šios dvigubos prigimties ugnis žmonių sąmonėje tapo galingų simbolių, aplink kurį susiformavo daugybė prietarų ir tikėjimų susijusių su gaisru. Daugybėje kultūrų gaisras buvo laikomas ne atsitiktinumu, o dangaus ženklu. Buvo tikima, kad netikėtai kilęs gaisras gali reikšti dievų ar aukštesnių jėgų pyktį, baimę ar moralinės klaidas ar netinkamą elgesį. Jei ugnis sunaikindavo tik dalį namų, tai buvo aiškinama kaip įspėjimas, dar ne viską vėlu pakeisti. Taip pat buvo manoma, kad gaisras gali pranašauti didelius gyvenimo pokyčius, ligą, mirtį, persikėlimą ar net šalyje taikos nebuvimą. Dėl to žmonės stengdavosi prisiminti visas smulkmenas, kada kilo gaisras, iš kurios pusės ugnis atėjo, kokiu metu, kas šeimoje tuo metu vyko, iki gaisro, konfliktas, barniai, gal užėjo žmogus su bloga akim, kuris paprastai kaime visi aplink žino, kad tas žmogus turi prastą akį, blogą akį. Ugnis buvo laikoma gyva, todėl su ja reikėjo elgtis labai pagarbiai. Plačiai paplitęs prietaras teigia, kad negalima spjaudyti į ugnį ar į ją mesti šiukšlių, tai galėjo įžeisti ugnį ir pritraukti nelaimę ar gaisrą. Taip pat buvo tikima, kad negalima skolinti žarijų ar ugnies kaimynams po saulėlydžiu, nes kartu išneši savo namų laimę ir apsaugą. Jei ugnis židinyje spragsėdavo neįprastai garsiai, irgi tai buvo būtina atkreipdėmėsi, nes tai skaitėsi blogas ženklas. Reiškia, nes tai gali būti ir barnis, ir liga, ir net gaisro pranašas. Dabar toliau. Senovėje žmonės tikėjo, kad gaisras gali gaisrą sukelti piktos dvasios ar klajojančios sielos. Nes jiem ir dvasios, ir klajojančios sielos žmonėm, mūsų ypatingai pagonybėje, buvo tas pats, kas žinoti, kad prie namų gyvena katės, pelės ir šunės. Todėl po gaisro būdavo atliekami įvairūs apeiginiai veiksmai, smilkoma, barstoma druska, meldžiamasi, kad nelaimė nepasikartotų. Buvo tikima, kad namas po gaisro tampa pažeistas ir todėl jį reikia dvasiškai apvalyti. Iki krikščionybės lietuviai meldėsi namų deivei Gabijai. Nuo gimimo kiekvienas vaikas buvo mokomas gerbti ir pagerbti šią svarbę ir galingą deivę. Buvo mokomi taisyklių ir maldų. Iki šių dienų, aišku, maldos tikrosios neišliko, išliko tik keli ritualai. Pati atsimenu tik vienintelį vaikystės epizodą, kai mano mamutė, reiškia, jeigu blogai kūrėsi pečius,
tai, reiškia, dūmija, kažkaip ugnis neįsikuria, tai jinai mesdavo saują druskos į pečių ir sakydavo: Gabija, Gabytė, šia druskelės duok man ugnelės. Ir 3 kartus persižegnodavo. Tai aš jau kaip augau sakydavau: tai jeigu Gabija, tai kodėl mama, reiškia, tu žegnojasi? Tai jinai sakydavo, kad kad kunigas nesibartų. Nu, vat, persižegnau, tai liktai per išpažinti kunigas jau nesibars. Tai va. Taip, kad netgi vėlesniais laikais įvedus krikščionybę mūsų tautoj, tie prietarai susiję su gamtos stichijomis, su Gabija konkrečiai, buvo persipinę jau su krikščioniškąja tradicija. Tai va. Dabar Gabija iš tikrųjų buvo garbinama kiekvieną dieną. Tai nebuvo ta deivė, kurią garbinti mes eidavom į šventiklas ar ten melsdavomės ten aukodami žiniams kažkokius dalykus. Gabija buvo mūsų tiesiog kaip šeimos narys, kurią kiekvieną dieną pagerbdavo šeimininkė. Dažniausia ta, kuri kurdavo pečių. Nu, gal ir šeimininkai tais laikais kurdavo pečių, nežinau. Bet reiškia, tas žmogus, kuris dažniausiai kurdavo, tai jis paskui ją ir migdydavo. Nes netgi buvo tradicija, reiškia, Gabiją migdyti. Yra su Gabija susijusių maldų, bet aš įdėsiu čia į straipsnį, kad jūs galėtumėt pasiskaityti. Tai va. Dabar, jeigu tais laikais, reiškia, kildavo gaisras, manydavo, kad buvo pažeista pagarba Gabijai. Ir manoma, kad Gabija nusuko savo maloningą veidą nuo tų namų. Todėl po gaisro gesindavo visas žarijas ypatingai atsargiai, kurį laiką net nekūrendavo nuo jos ugnies. Statant naują namą atlikdavo ugnies perkeitimo veiksmus. Tai tiesiogiai siejasi su prietaru nestatyti toje pačioje vietoje. Po krikščionybės įvedimo Gabija liktai buvo ištrinta kaip deivė, bet ji iki šių dienų liko kaip pagarba ugniai, prietarai susiejo su šeimos papročiais. Gabija, tai reiškia natūralu, kad liko ir kažkokios kaip, tokie kaip prietarėliai. Tai ten, pavyzdžiui, ugnelė būk gera, arba ugnį reikia migdyti, arba su ugnimi nejuokaujama, ugnis kerštinga, ugnis viską matė, arba ugnis kelio nepamiršta. Va, tai čia irgi čia susiję su prietaru, kaip sakiau, kad toj pačioj vietoj geriau nestatyti. Dabar kai kuriuose tradicijose manyta, kad žmogus išgyvenęs gaisrą yra pažymėtas likimo. Jam gali tekti ypatinga misija arba priešingai jis turi būti ypatingai atsargus ateityje su ugnimi. Nors šiandien, aišku, gaisrų priežastis aiškinama labai moksliškai, ateina ten gaisrininkai, išmatuoja, pamatuoja, kur, kas ir kaip, bet iš tikrųjų čia, išlikę tie prietarai pa žmonės ir jie dėl viso pikto, nesvarbu, ar tu paprastas žmogus, ar esi profesorius ar akademikas, dėl viso pikto laikaisi tų prietarų. Tai va. Dabar lietuvių šeimose, tautosakoj yra labai svarbus faktorius gaidys. Reiškia dalyvis, kuris susijęs su ugnim, su apsauga, su sodyba. Tai va, dabar apie gaidžius pakalbėsime. Ugnis ir gaidys lietuvių bei kitų tautų pasaulėžiūroje, atkreipkite dėmesį, ir kitų tautų pasaulėžiūroje užima labai ypatingą vietą. Abu šie simboliai siejami su gyvybe, apsauga ir atsinaujinimu, bet kartu su pavojimu ir perspėjimu. Tikriausiai yra tik 2 gyvūnai tokie namuose, kurie visam pasaulyje ypatingai turi ypatingą reikšmę, prasmę ir sieja su namų energija, net ne su pačiais namais, su energija. Tai yra gaidys ir katė. Daugiau tokių gyvatės gal Tailande kokiam, bet daugiau tai nemanau. Indijoje gal gyvatės dar, kobros. Bet irgi tiksliai negaliu pasakyti, bet būtent katė ir gaidys tai yra ypatingi gyvūnai. Reiškia, todėl mes žinome, kad gaidžio simbolika yra susijusi su ugnies simbolika. Netgi žinot, kad sako, paleido raudoną gaidį. Reiškia, jau padegė.
jau kažkas netaip yra, reiškia. Ir jeigu kalbant apie atsiprašau, namų saugumą ir likimo ženklus, tai visada žinot, kad būdavo ant stogo gaidžio formos vėtrungės ir yra senovinių ten, pavyzdžiui, viduramžių paveikslėliai su bokštais, kur ten ant kiekvieno, reiškia, stogo viršaus yra gaidžio figūrėlė, kuri vėtrungė, kuri sukasi. Ir aš anksčiau galvodavau, kodėl ta vėtrungė, kad statoma ant stogo, kaip, gražu aišku, bet kodėl būtent kam tai reikalinga. Ir man atsakydavo vaikystėje, kad tai dėl to, kad matyti, iš kur vėjas pučia. Bet iš tikrųjų tai yra neteisybė. Tam, kad vėtrungė, reiškia, kad vėjas ją judintų. Nes gaidys yra apsauga, reiškia, vėtrungė yra apsauga, anksčiau būdavo gaidžiai apsaugos tik tai. Gal po to kokius angelėlius pradėjo statyti krikščionybei, ten įvairių vėtrungių dabar yra, bet anksčiau tai vėtrungė buvo iš tikrųjų gaidys pagrindinė, nes tai apsauga. Ir tas gaidys negalėjo stovėti ant stogo ir taip statiškai, jis turėjo būti judinamas. Todėl meistrai, kai statydavo gaident kaip vėtrungė, stengdavosi, kad kuo daugiau judėtų, reiškia, kad jis kuo nuo mažiausiojo vėjelio judėtų. Nes miegantis sargas statiškas, jis jau nebesargas, jis jau knarkia, viskas. Tai vat tradiciškai stengdavosi daryti juodas vėtrungės paauksuotas. Pagal turtingumą ar su kažkokiu gal geltonu, bet reiškia juodas, tai kadangi tai yra sugerianti spalva, tai yra apsauga. Ir be to juodas gaidys yra tas mistiškiausias jau gaidys. Reiškia, o ta auksas tai yra turtas, laimės, visa tai, kas yra gerai. Bet visais atvejais žinokite, kad tos juodosios gaidžio vėtrungės yra aliuzija į tą mūsų šeimos tradiciją, į tą sodybos tradiciją juodą gaidį. Tai va, dabar gaidys, nuo seno bendrai gaidys, reiškia, buvo skaitytas, žinot, kad tai yra aušros, saulės ir šviesos kelbėjas. Jo giedojimas žymi nakties pabaigą ir tamsių jėgų pasitraukimą. Žinot, kad vaidenasi, tik užgiedojo gaidys, visos dvasios išlaksto. Taip, ir sugiedojus pirmiems gaidžiams, visi blogumai dingsta. Ir kol gaidys neužgieda, tol dvasios gali sodyboje daryti, ką nori. Kažkaip pagal taisyklės, aišku. Tai va. Todėl mes žinom, kad gaidžio giedojimas visada yra šeimininkai visada stebi gaidžio elgesį, kaip elgesi gaidys, toks saugumo lygis šeimoje, sodyboje. Dabar kai kuriuose tradicijose taip manoma buvo, kad gaidys gali numatyti nelaimę, jei jis gieda neįprastu metu. Tai vidury nakties ir be aiškios priežasties tai galėjo irgi reikšti artėjantį gaisrą arba kitą didelę nelaimę namuose. Kaimo bendruomenėse gaidys buvo laikomas namų sargu. Tikėtina, kad kieme laikomas stiprus garsiai giedantis gaidys saugo sodybą nuo gaisro ir piktų dvasių. Jo balsas esąs išsklaido blogąją energiją ir ugnies nelaimę. Taip pat buvo vengiama skriausti ar netikėtai nužudyti gaidį. Manyta, kad tai gali atimti namų apsaugą ir pritraukti nelaimę, įskaitant gaisrą. Juodas gaidys kai kuriuose vietovėse laikytinas ypatingu. Jis galėjo būti ir apsauginis, ir pavojingas ženklas, priklausomai nuo aplinkybių. Juodas gaidys visada siejamas su anapusiniu pomirtiniu pasauliu ir piktomis dvasiomis. Yra išlikę prietarai, jei juodas gaidys gieda naktį, tai pranašauja nelaimę, ligą, gaisrą ar net mirtį. Jei juodas gaidys pats nugaišta, manyta, kad sodyba liko be stiprios apsaugos, nelaimė gali įeiti netrukdomai. Juodas gaidys gali perimti nelaimę, todėl jo netektis kartais aiškinama kaip pasiaukojimo ženklas. Tiesa, aš irgi traktuoju, kad jeigu naminis gyvūnas mirė bet koks, tai reiškia, jis pasiėmė nors dalį jūsų didelės nelaimės. Tai va, kai kuriuose vietovėse gaidys
buvo laikoma sodybos sargu, bet kartu ir pavojingu, jei su juo elgiamasi nepagarbiai. Jo nebuvo galima be reikalo vaikyti ar kitaip rodyti nepagarbą, nes tikima buvo, kad jis mato žymiai daugiau negu žmogus. Juodas gaidys ypatingai siejamas su gaisro prietarais. Ir raudonas, aišku, gaidys, bet juodas ypatingai. Jei jūs nustoja giedoti, ženklas, kad Gabija tapo nedraugiška, nekontroliuojama. Jei jis pabėga iš kiemo, blogas ženklas namams. Jei po gaisro juodas gaidys dingsta ar nugaišta, laikyta, kad jis išnešė nelaimę. Tai jeigu jau kažkas atsitiko ir gaidys nudvėsė, tai yra neblogai. Dėl to jo mirtis buvo dviprasmiška ir pavojinga ir kartu apsauginė. Dabar raudonas, rudas gaidys tas vadinamas, tai yra ugnies ženklas. Raudonas arba rudas gaidys liaudies vaizdiniuose dažnai vadinamas ugniniu. Jos spalva siejosi su liepsna, saulė, karščiu. Ir pagrindiniai prietarai. Jei raudonas gaidys elgiasi neramiai, gali reikšti artėjantį gaisrą. Jei jis pernelyg dažnai gieda dieną, tai laikyta ugnies budrumo, neramumo, įtampo ženklu. Raudono gaidžio pasirodymas svetimame kieme galėjo reikšti ugnies pavojų. Pavyzdžiui, staiga pamatėt, kad po kaimynų teritoriją vaikšto raudonas gaidys. Vat nei iš jo, nei iš to, kad paėmė ir parsinešė didelį raudoną gaidį. Jeigu nuo viščiuko užsiaugino, tai ten kažkaip biškutį kitaip. Netgi kalbose liko pas mus, reiškia, paleido raudoną gaidį arba sako, jau pas kaimynus raudonas gaidys ant stogo, tai reiškia gaisrą. Tai tiesioginė šio tikėjimo sąsaja su reiškia, gaidžiais yra išraiška, ta frazė. Tai va. Dabar skirtingai nei juodas gaidys, gaidys raudonas tas nesėtinas su piktom dvasiom ar mirtimi, bet laikytas nevaldoma ugnies stichija. Tai va, jeigu juodas gaidys saugo ribą tarp šito ir ano pasaulio, tai raudonas perspėja apie fizinę stichiją, primena, kad ugnis gali būti ir nekontroliuojama. Todėl raudonas gaidys buvo laikomas labiau perspėjančių ženklų, o ne gynėjų. Tai va, dabar, kaip ugnies spragsėjimas buvo laikomas blogų ženklų, taip ir, reiškia, kaip sakiau, minėjau, reiškia, šeimininkai žiūrėdavo, kaip elgėsi gaidys. Jei gaidys staiga, sakau, nustojo giedoti ir elgėsi neramai, tai buvo aiškinama kaip grėsmė ženklas dėl visko. Ypač reiškia, stiprus prietaras ėjo gaisrą su gaidžio giedojimu, auštant po neramios nakties, pavyzdžiui, audringos, su žaibais. Noriu pasakyti, kad jeigu buvo didelė audra, žmonės tais laikais labai bijojo žaibo, kad neįkirstų į namą ir kad nepadegtų žaibai. Tai vat po tokios neramios didelės nakties audros gaidys užgieda, net jeigu dar ten ir lietus lyja, dar kažkas ten vyksta ten ir visi žino, visas namas žino, kad viskas, ačiū Dievui, viskas praėjo pro šalį, viskas bus labai gerai. Tai vat gaidys kaip galėdavo nuraminti netgi stichijai, gamtos stichijai siautėjant šeiminykščius. Visais atvejais, nors gaisras buvo didelė nelaimė, buvo interpretuojama kaip apsivalymas ir nauja pradžia. Ir gaidys buvo kaip ir simbolinio atsinaujinimo palydovu. Po nakties ateina rytas, po sunaikinimo naujas gyvenimo etapas. Ir žmogus, kuris praėjęs gaisrą, jis buvo toks biškiai kaip pateptas praėjęs per ugnį ir kaip atšventintas, išvalytas ugnimi. Dabar apie gaisro kultūrą, apie gaidžio tą įtaką kultūrai, folklorą, pasąmoniai, aš tikrai įdėsiu viską į straipsnį, ten bus ir prietarai, ir maldelės Gabijai, daug visko. Ir dabar prieinu prie svarbiausios tikriausia įrašo dalies, tai yra apie gaidžio laidojimo prietarus. Dabar ką darom, jei jis netikėtai mirė ir žuvo? Žodžiu, nebuvo skirtas maistui, nes maistui kažkodėl tai buvo visiškai normalu,
kad nukirsti galvą ir į puodą. Nežinau kodėl. Nors, aišku, pačio geriausio gaidžio ar 2 gaidžių niekada sodyboje į puodą nekišdavo. Visada pačius silpniausius, ten tokius, kurie neturėjo tokios didelės apsaugos, turint galvoje, kad pas mus dabar gaidžiai dažniausiai balti yra ir kad pirmiausia, kai viščiukus nusiperka, tai į puodą eina gaidžiai. Na, bet mes imam tą jau senąją tradiciją, kai raudonas arba juodas gaidys specialiai gaunamas per blatą. Ir šiais laikais žinau, kad yra, kurie būtent laiko, pati mačiau, buvau keliose tokiose sodybose pas pažįstamus, kurie turi ir raudoną, ir juodą gaidį. Pirmiausia, noriu pasakyti taip, jeigu netikėtai gaidys mirė, nudvėsė, žuvo ar dar kažkas tokio, negalima išmesti gaidžio laukiniams gyvūnams. Jį reikėjo laidoti. Kūno išmetimas į mišką pakelia vandenį buvo laikomas labai pavojingu. Manyta, kad taip nelaimė paleidžiama klajoti, bėda gali sugrįžti atgal į sodybą, o dvasinė netvarka persikelia į šeimos santykius, šeimą, namus. Jei gaidys nugaiždavo pats ar žūdavo, dažniausiai užkasdavo žemėje kiemo pakraštyje, prie tvoros sklypo, į žemę užkasdavo sklypo pakraštyje. Tai simboliškai reiškia nelaimė išnešama, bet neįleista atgal. Labai svarbus prietaras laidoti gaidį tyliai, be juoko, be keiksmų, be pašalinių. Turime omeny kaimynus. Tik šeimos nariai. Buvo tikima, kad triukšmas pažadina tai, ką gaidys sulaikė, apsaugoja. Kartais sakydavo trumpą sakinį, kaip malda: eik, kur tau skirta, mums ramybę palik, kai gaidį laidotuvą. Yra ir indiški, mano Gaudentas žino, reiškia, kai gyvūną laido į ritualą, yra speciali malda, bet aš dabar ir neatsimenu kažkaip tai. Bet mes imam tą senąjį lietuvišką paprotį. Senąjį: eik, kur tau skirta, mums ramybę palik. Tai ne krikščioniška, o senoji pagoniška tradicija. Kadangi gaidys glaudžiai siejamas su ugnies saugojimu ir gabija, po jo mirties dažnai būdavo atliekami papildomi veiksmai. Ta vakarą nepalikdavo rusenančios ugnies. Suprantat? Reiškia, net gaidžiui mirus. Nepalikdavo po mirties, reiškia, papildomi būdavo ritualai, reiškia. Rusenančios ugnies, žarijas užberdavo pelenais, reiškia, būtinai tą vakarą migdydavo, reiškia, ugnį. Kartais kelias dienas nekūrendavo krosnės po, reiškia, nudvėsimo ar žuvimo gaidžio. Tai buvo daroma tam, kad ugnis nepasektų gaidžio. Atkreipkite dėmesį. O jei nugaiždavo jų, ir kategoriškai negalima buvo gaidžio sudeginti. Toliau. Jei nugaiždavo juodas gaidys, buvo laikoma dar griežtesnių taisyklių buvo laikomasi. Jį būtinai užkasdavo kryžkelės kryptimi, bet ne pačioje kryžkelėje vieta buvo nežymima. Reiškia, prie kryžkelės, gal metras. Ir nepažymėti negalima buvo pasodinti kažko, nes kartais būna, vaikai mėgsta, kai šeima laido namų gyvūną, tai negalima žymėti tos vietos, kur gaidys buvo pakastas. Tai reiškia, jis perėmė tas nelaimės, kas buvo skirta namams. Ko kategoriškai nebuvo galima daryti pagal prietarus, nelaikyti negyvo gaidžio per naktį. Reiškia, nudvėse, pamatėt, kažkas atsitiko, tyliai, ramiai, su pagarba užlopetos ir einate laidoti gaidžio. Nelaikyti negyvo gaidžio per naktį namuose. Ir nedeginti jo kūno, nemesti į vandenį ir neleisti, kad jį sudraskytų gyvūnai. Čia aš kartojuosi, aišku, bet, kaip sako, kartojimas mokslų motina. Dabar dar biškutį grįžtam prie gaisrų. Reiškia, liaudyje buvo tikima, kad gaisras ne šiaip sau kyla, tai gali būti, kad vieta nepriėmė šeimininkų. Galbūt ten jau ne pirmas gaisras, o jeigu tu žinai, kad jau ne pirmas gaisras ir vėl įvyko, tai jau aišku kaip diena, kad ugnis turi ten kelią, žino kelią į tuos namus ir bus reguliariai. Todėl labai pasidomėkit, jeigu jums kam aktualu,
Ir dar aišku, aš ir straipsnį parašysiu tą temą, aš jau esu realiai parašiusi, tai galėsite pasiskaityti. Todėl dar kartą pabrėžiu, jeigu atsitiko bėda ir ugnelė prasėjo pro namus, pro tvartus, nors 10 metrų į šoną traukit, atlikę įvairius ritualus apsaugos namų. Tai va, dabar lietuviai senieji tikėjo, kad po gaisro lieka tos piktosios dvasios, kurios ir sukėlė tą gaisrą. Nes man tai labai buvo juokinga, kaip, pavyzdžiui, Graikijoje būna ten raizgalynė laidų, raizgalynė kažkokia elektros laidų ir elektrikas nežino, ką daryti, tai tam, kad dėl viso pikto, dar kažkokią apsaugą uždėti, uždeda ar Marijos, ar Kristaus šventą paveikslėlį. Ir jie ten, reiškia, tie šventieji saugo tą raizgalynę laidų, beprotybė, bet čia faktas, žinokite, čia aš esu net internete kažkur kaip šposą mačiusi, bet iš tikrųjų taip yra. Taip yra, kad jie, jeigu nežino kaip, dėl viso pikto uždedam šventą paveikslėlį, bus gerai, nes patys žinote, šiaip sau plita ant galvos nekrenta, taip ir su gaisru. Tai va, dar kartą grįžtu dabar prie tų piktų dvasių ir gaisro. Po gaisro vieta buvo laikoma nešvaria dvasiškai, nes buvo įsitikinimas, ar pikta dvasia, ar akis, ar nužiūrėjimas, ar nupavydėjimas ir taip toliau, kad ne šiaip savo tas gaisras buvo ne šiaip savo įvyko tas gaisras. Dabar ką reikia daryti po gaisro? Pirmas ir būtinas veiksmas - nuimti degusią žemę. Buvo tikima, kad pelenai ir suanglėjusi žemė saugo gaisro atmintį. Jeigu jų nepašalinsi, ugnis žinos kelią. Todėl nukasdavo viršutinį žemės sluoksnį, pelenus išneždavo toliau nuo sodybos, išlikusių gaisravietės statybinių medžiagų niekada nenaudojo naujam statiniui. Antras veiksmas - žemės nuraminimas. Prieš klojant pamatų žemė buvo užkalbama, barstydavo druską, kaip apsaugas, stabilumas, užkasdavo duonos gabalėlį, gyvybę ir sotumą reiškia. Duona saugo, reiškia, čia yra pagoniškas prietaras, kad duona ir gaisras buvo siejama pagoniškais laikais. Dabar krikščionybė pritempė prie šių laikų taip pat. Žmonės saugo agotos duoną kaip apsaugo nuo nelaimių. Nors tai visiškai senasis pagoniškas paprotys, tik dabar visą tai vadinasi agotos duona. Agota, gal agnė duona, ten dar nesuprasti, nes irgi a ir labai agnė, agota. Tai gali būti, kadangi visos mūsų pagoniškos šventės yra sugretintos, sutapatintos su krikščioniškom. Tai va čia irgi tikrai, net jeigu krikščioniškai tradicijoje turite agotos duonos, tikrai viskas labai gerai, naudokite ir tai jums padės. Nes būtent, ir užkasdavo dar monetą, kažkokią monetą užkasdavo į tą vietą, tam, kad vėl būtų tvirtas pamatas, kad žmonės būtų turtingi ir laimingi. Dabar trečias veiksmas - pirmoji ugnis, pati svarbiausia apeiga. Naujo namo ugnis negalėjo būti bet kokia. Tikėta, kad ugnis atsimena, sena ugnis gali parsinešti gaisrą. Todėl nekurdavo ugnies iš senų žarijų ar dar kažkaip iš namų, gal medžio, dar kažko. Būtinai atneždavo švarę ugnį iš kaimynų, iš švaraus žmogaus arba kviesdavo žmogų, kurio labai lengva ranka, kuris visiems žinomas kaip toks, kaip sako, žaliarankis, kuriam viskas gyvūnai gerai sekasi, augalai gerai sekasi. Ir jį pirmai ugniai įžiebti, uždegti kviesdavo tokį žmogų arba iš tokio žmogaus atsineždavo žarijų, ten prakuro ir visokių kitokių reikalingų ugniai įžiebti dalykų. Ketvirtas veiksmas - tyla ir laikas. Statybos pradžioje galiojo griežti apribojimai - nekeikti, nesikeikti, nešaukti, nepasakoti apie seną gaisrą. Tai yra ypatingai didelis prietaras nepasakoti apie seną gaisrą. Taip pat vengta statyti tą pačią dieną ar tą patį mėnesį, kai buvo kilęs gaisras. Dažnai palaukdavo metus ar bent vieną žiemą. Laikas turėjo užgydyti vietą. O žiema ypatingai gerai, nes ten dar ir iššąla.
5 veiksmas - apsauginiai ženklai namui. Kad nelaimė nebegrįžtų, naujas namas būdavo paženklinamas ant stogo, keldavo gaidžio vėtrungę, prie slenkščio paslėpdavo metalinį daiktą. Pirmą naktį palikdavo užgesintą, bet tvarkingai išvalytą židinį. Tai reiškia namai budrus, saugomi. Reiškia, židinį net pelenus išneždavo, kad visiškai švarus ar pečių, ar ten kažkaip. Tai va. Na ir prietarai, ko kategoriškai negalima daryti, jeigu namą pasistatėte degimvietėje. Nekūrenti naktį pirmomis dienomis, nepalikti ugnies be priežiūros, neparsinešti ugnies iš pykčio ar barnio metu. Na, arba iš tų kaimynų, su kuriais kažkada buvot susipykę. Bet koks neramumas, pradedant gyventi tokioje vietoje atstatytoj degimvietėje, jeigu pasistatėte, bet koks barnis ar agresija pirmus mėnesius gali pažadinti sekančią, tai ir senąją ugnies atmintį apie gaisrą. Tai va, nes kartais tikrai žmonės negali patraukti nei metro, nei 3 metrų į šoną ir dėl kažkokių tai priežasčių, ypatingai jeigu mieste, tai iš vis, tai žinom, kaip ten pas mus viskas dabar pririšta. Na ir dar noriu pasakyti, kad visais atvejais jūs turite įsigyti naują namų globėją, jeigu pas jūs buvo gaisras, kadangi manoma, kad naujų namų apsauga, naminukai, ten visi, kurie namus tvartus ten klėtę saugo, išėjo kažkur. Tai va, užpyko ant jūsų dėl kažkokių priežasčių ir išėjo. Ir todėl, jeigu jūs nepadarėt ritualų, statyti toje pačioje vietoje be apsaugos reiškia gyventi be globos. Todėl toks namas buvo laikomas silpnu ir pažeidžiamu. Nors tai skamba mistiškai, dalis baimės buvo ir praktinė, tik išreikšta prietarais. Vieta asocijavosi su trauma ir netektimi. Todėl žmonės sakydavo, geriau nauja vieta, naujas gyvenimas. Net pirmam ugnies įkūrimais, kai sakiau, kviesdavo svetimą žmogų, kuris garsėja lengva ranka, kad įkurtų pirmąją ugnį. Taigi, brangieji, ar tu tiki prietarais, ar netiki, jie veikia. Todėl labai prašau, atkreipkite į tai dėmesį ir nepasididžiuokite, palaikykite mus, kaip prašau, ir būtinai skaitykite straipsnius, įdėsiu keliom dalim, nes tas straipsnis yra didelis, o kadangi jums reikia paskaityti ir prietarus, ir maldeles Gabijai, tokius, kaip užkalbėjimus Gabijai, vis tiek mes turim žinoti, ir kadangi dabar Neptūnas yra avino ženkle, toks tų stichijų, biškutį, aišku, daugiau vandens gal gali būti, bet žinok, ir ugninio arklio metai. Tai tos ugnies mes turėsim šiais metais tiek jų daug, su jie sutarti, su ugnimis, su saulė, su šviesa, su ugnies stichija. Mums patiems yra geriau. Taigi, būkime sveiki, laimingi, turtingi, gyvenkime taikoje ir iki kito karto. Ate.